Visų pirma su pergalė ir tavo mintis apie mačą pradžioj. Pradžia buvo labai gera, buvo 6-3, 6-3, 4-1, 40-0. Mes kažkaip neatrodė man, kad mes būtumėm atsipalaidavę ar kas, bet atrodė, kad jie daugiau atsipalaidavę, pradėjo žaisti, daugiau pataikyti ir viskas jom į tą aikštę lindo. Paskui, kai buvo čia įtampa, matyti ir jie pradėjo jausti tą įtampą ir daug sunkiau jiem vėl pradėjo lysti kamuoliai į aikštę, tai gerai, gerą mačą, manau, su Ryškiu ištraukėm, ypač trečią setą. Kaip tavo savijauta, nes čia visiems buvo labai svarbu prieš šiandieną, kaip tu po mačo jautiesi? Gal keisim temą geriau. Ne, savijauta prieš mačą buvo nebloga, bet paskui mačo metu nekaip buvo, labai sunku buvo bėgioti ir nustovėti aikštę dėl to, kad pradėjo tempti raumenį žemai nugaros ir dėl to ir nebebėgau tiek daug iš oro, kada buvo antro seto pabaiga ir trečio pradžia, nes iš pradžių bėgom pirmus 2 setus ir Ryškio visada iš oro. O paskui nebebėgau dėl to, kad nebegalėjau jau bėgti, reikėjo tik tai priimti gerai, išservuoti ir prie tinklo, kad Ryškio servavo sužaisti gerai. Tai laukia dabar pas fizioterapeutą? Dabar jau laukia labai ilgas laikas pas Jose, dėl to vakar irgi baigėm tik 12 po pusę pirmos, tai buvau pas 2,5 valandos, tai gerai, kad tokį gerą fiziją turim komandai, kuris atstatė šiam mačui, kiek galėjo. Ir dabar vėl šiandien reikės iš pradžių Ryškio atstatinės, dėl to, kad rytoj Ričardas žaidžia pirmas, tai turi greičiau atsigauti. O mane paskui atstatinės dėl to, kad ir man reikia ruoštis, nes jeigu kartais nenusisektų Ričardui, aš turėsiu. Tikiuosi, kad gerai jausis ir bėgti į aikštę. Tai šiandien krepšinis bus ant fizio stalo? Greičiausiai. Gerai, sėkmės. Dėkui.